Badauskai atrišo įrenginį. Įtampa matom, kad yra didesnė. Abu įrenginiai ir matom, kaip yra klaidinami. Viršutinis įrenginys rodo tikrai vartojimą. 2,85 šitokia įtampa, nes mes degam. Įrenginiai yra klaidinami, dar kartą parodo, kad įrenginiai gerai rodo. Tai yra faktas, nes ir šaldytuvas nedirba. Ir jei mes perkišim matom, kad įrenginys rodo teisingai. 1,7, 1,5. Tai va, įrenginiai rodo teisingai. Ir Badauskai, tai yra faktinis. Šiuo metu, kadangi Badauskai valdo elektros laidus, tai va, šitokie yra. Jie reguliuoja apkrovas laiduose, visuose trijuose laiduose, trifazė elektra, Badauskai reguliuoja apkrovas, tyčia sukeldami mums padegimus, gaisrus. Tai yra piromanija, kleptomanija, maniakai. Eso dangsto su policija vagystė. Kaip matom, įrenginiai labai puikiai ir gerai rodo. Nuo Badauskų priklauso, kaip įrenginys yra valdomas, nori įjungiam, norim išjungiam. YouTube yra įrašų, kaip Badauskai prisijungia prie šilumos katilų. Šiuo metu šilumos katilą užblokavo, pasijungia 39 laipsniai ir mažėja, išsijungia katilas ir mažėja taip, lyg būtų perkaitinta. Tai yra nustatyta temperatūra ne 62, bet 39 aukščiausia temperatūra galima. Badauskai dar kartą parodo, kad gali valdyti įrenginius, juos klaidinti. Eso, Ignitis, Telšių policija, duomenų apsauga buvo kreiptasi prieš dar 20 metais, kad Badauskai daro nusikaltimus, bet pritrūko mums įrodymų dar. Parodo, dangsto, kad Lietuvoje galima šiai grupuotėje apvoginėti žmonės, siųsti žinutės per Facebooko platformą, Messengerį, reketuoti, įsilaužti į namus, išmest net stiklo paketus, naudojant termovizorius, nustato, kurioje patalpoje yra asmenys. Jie viską išbandė ant manęs. Visiškai viską jie išbandė ant manęs.